Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams. Labas, aš esu tėtis Simonas Urbonas ir kviečiu tave kiekvieną antradienį 19 val. Žiūrėti tinklalaidę Tėvai paprastai. Tinklalaidę rasite Tėvų darželio portale www.tevūdarželis.lt, TV3 Play ir tv3.lt. O ketvirtadienio vakarą tuo pačiu metu ir Tėvų darželio YouTube kanale. Sveiki, aš tėtis Simonas, čia Tėvai paprastai ir šalia manęs mano nuostabūs svečiai. Tai žurnalistė, laidų kūrėja, vedėja, verslininkė, mama ir žmona Živilė Vaškytė Lubienė. Labas, Živilė. Labas. Ir dainų autorius ir atlikėjas, tėtis, Živilės vyras, Edgaras Lubys. Sveiki, kaip gerai, kad prie manęs nereikėjo tiek epitetų. O gal kažko nepasakiau, gal galima pasipildyti? Ai, ne, tikrai užteks. Užtenka. O kaip žurnalistika, TV laidos, Amber Life laikai jau yra praeitis? Ar tai dar yra kažkokia jūsų dalis? Nes aš kažkaip norėjau sakyti, Amber Life, žinai, kaip, nes atrodo tiek įaugę, kad sunku kitaip pavadinti. Amber Life gal ir praeitis, bet laidos tai ne. Televizijai dirbau. Ai. Tik aš gal daugiau, kuriu Tvarumo kodas, L-rytas, LT portale laidą. Tai čia mano toks darbas nuolatinis. Tai gal, aišku, ne taip masiškai matoma, kaip kai vedi informacinę laidą, tai dėl to daugam atrodo, kad tu čia kažkur gal dingusi, gal nebesi. Tai, o už kadro tai vis dirbu, tai ar prodiuserė, redaktorė. Tai toli nepabėgta. Niekur aš nepabėgu, vis bandau, bet mane vis prisivilioja. O visi Amber Life laikai jau? Tai visada bus mano dalis, čia neišvengiamai. Čia... kaip sakyti, neįmanoma, aš vis dar dainuoju tas pačias dainas. Kai važiuoju koncertuoti, vis tiek groju tas dainas, su kuriuom užaugus kažkokia karta žmonių, kuriem dabar turbūt virš 30 ar apie 30. Taip. Aš. Ir čia neįmanoma kitaip. Vis tiek tas gyvenimas sukasi aplink muziką, aplink kūrybą. Tiesiog gal kažkiek ten kryptis keičiasi. Branda ateina kažkokia, bet muzika, vis tiek, tai yra mano darbas, mano gyvenimas, mano pragyvenimo šaltinis, mano vis dar aistra. Tai kol kas turbūt taip. Nes taip ir buvo, kad seniau kažkaip įsijungus teliką, buvo galima nors vieną iš jūsų iškart matyti, žinai, kur kažkaip daug labai būdavo ekranuose. O tai dabar tos veiklos išplatėjo dar. Pavyzdžiui, ką dar veikėt? Aš turiu verslą, savo verslo partnerę draugę, Tvarumo konsultacijų įmonę įkūrėm, čia irgi buvo toks mums pačiom atradimas iš tikrųjų. Nes, kaip ekologija, tvarumas visada, ta klimato kaita visada man rūpėjo, aš visada tuo gyvenau, bet tiesiog tai nebuvo darbas, tai nebuvo kažkas, ką darai kasdien, tai buvo tiesiog kažkoks domėjimosi laukas. Ir per pandemiją iš tikrųjų viskas išsigrynino ir netikėtai išvirto į verslą. Ir dabar tai yra mano didžioji dalis turbūt to viso gyvenimo, to tokio profesinio. Tai ne tik konsultuojam įmonės, bet ir kuriu laidą Tvarumo kodas, nes man vis tiek ta žurnalistinė gyslelė, jinai niekur nedingsta, vis tiek norisi pasakoti, norisi šviesti, norisi skleisti plačiau. Tai džiaugiuosi labai iš tikrųjų tą kryptim, jinai iš tikrųjų yra tokia auganti, nuolat viskas keičiasi, tai niekada nebus nuobodu, o man kaip turint tą tokią prigimtį smalsę, esu žurnalistė vis tiek čia, kaip mes sakydavom, tai nėra darbas, tai nėra profesija, tai yra tavo gyvenimo būdas, tai yra tavo kažkokie prigimtiniai dalykai, su kuriais tu ateini ir turbūt ir išeisi iš čia. O ką tas verslas, kaip Lietuvos, pavyzdžiui, įmonės jau pradeda vis labiau į tai žiūrėti? Labai skirtingai iš tikrųjų.
jeigu yra kažkokios tarptautinės, tai aišku, joms ateina iš užsienio, tai kas investuoja ten ar skandinavai, ar tarkime vokiečiai, kurie labai irgi tai eina labai, labai dideliais žingsniais, tai aišku atneša greičiau tas taisyklės visas ir nuleidžia viską į lietuviam. Lietuviško kapitalo įmonės, tai kaip kokios? Jeigu jas priverčia partneriai iš užsienio, užspaudžia, primina uodegą, tai aišku, jie ateina, darykit, padėkit, o kiti dar svarsto, ar čia reikia, o gal čia neapsimoka, gal čia per didelės investicijos, o kažin ar atsipirks, bet iš tikrųjų Europos komisijos yra tokia politika, kad reikės visiems ir dideliem ir mažiem, tiesiog, kaip mes sakom, kuo anksčiau pradėsi, tuo daugiau laimėsi. Tai, tai pas mus dar turbūt taip kultūriškai nėra, ne? Ką čia, kam čia tai daryti, ne? Čia Jėzu, kur tie vandenynai, kur tos baltos meškos. Taip, bet iš tikrųjų patys mes jau ir kaip lietuviai jaučiam ir karštas vasaras, ar ne, kurios jau tokios karštos, kad kartais jau tikrai galvoja, kad per daug. Kai vieną kitą dieną nieko, bet kai užsitęsia, pavyzdžiui, 3 savaitę 30 plus mieste, kur jau tvoskė nuo asfalto, tai jau tikrai nėra malonu ir nėra jokio komforto. Ir viskas dega, ir grėsmės daugiau, ir iš tikrųjų jau pajaučiam tą. Tai, o galvojant apie, kai visada man sako taip atsainiai, kad ką čia gyvenom, kiek čia begyvensim, bet aš visada sakau, jūs galvokit ne apie save. Mes tai dar pagyvensim, mes dar atsigersim vandens, mes dar užsiauginsim tą daugiau mažiau ekologišką daržovę, bet ką darys mūsų vaikai? Jeigu mes užteršim dirvožemį, jeigu visai išnyks požeminiai vandenys, mes juos ištirpsim ir kvėpuot nebus kuo. Tai galvokime apie vaikus, apie anūkus, nors dabar atrodo, kad tie anūkai labai nuskambėjo kaip lengvas priekaištas, ar ne? Bet aš sakau, kad mes savo anūkus tikrai sutiksim, nes žmonės gyvena ilgiau ir ką tu tada tam anūkui pasakysi, kad tingėjai rūšiuoti, kad galvoja, kad gerai bus ir tas dizelis, ar tas taršus automobilis. Bus gėda, bus sunku. Įdėjau į skelbimus, kaip tik didelį, kažkur jau reikia bent jau nuo savęs toliau. Taip. Edgarai, o tavo muzikoje pokytis, su tavo branda, jisai... Stiprus. Stiprus, jo, iš tikrųjų, tai pats jaučiu, kad esu, kaip sraigė ant 2 lapų, nes pasisuko taip, kad pradėjau važinėti po jogos centrus ir dainuoti visiškai, vadinkim, tai yra tokia mano edukacinė gal veikla, kaip yra atlikėjai, kurie ko gero mėgsta važiuoti kur nors į žvejybą ir atlikėjai, kurie mėgsta, turėti kažkokių tokių veiklų, kur, atsitraukti visiškai nuo scenos, nuo muzikos, tiesiog persikraut kažkaip dar. Tai aš visada, dar pamenu, net ir žmonai sakydavau, kaip aš norėčiau, kokį ambientą kurti, kur būtų koks vienas gabalas 15 minučių, suktųsi, bet nieks negros tokios muzikos, kur aš ją dėsiu. Bet aš labai norėčiau, galvoju, gal filmai tai galėtų būti, gal dar kažkas, o dabar nutiko taip, kad tiesiog važinėjau po jogos centrus visoje Lietuvoje. Tai yra, aišku, mažos grupelės žmonių, tai yra labai intimu ir tai yra, tokia, gal sakykime, gydanti muzika, meditacinė muzika, kadangi visada tas toksai, ta dvasinė dalis, buvo neatskiriama nuo manęs, jinai visada kažkaip tai būdavo ir greičiausiai, kad, kažkaip jaučiu, kad mane neša į tai. Ir man labai faina tą daryti. Ir viskas dar tik tais, man atrodo, įgauna pagreitį šitoj veikloj mano, kuri pradžiai buvo toks, just hobis kažkoks tai faina, tiesiog. Tai vis laik iš tų hobių kažkas, gaunasi daug, kur sako, kur smalsumas ir ten atsiversti. Jo, ir kažkaip taip viskas prasidėjo nuo labai mažų kažkokių grupelių, nuo tokio intimumo. Ir matau, kad kartais tos grupelės jau didėja ir jau patalpos nebeužtenka. Ten to jogos centro kokio nors nuvažiavus, ten kažkur į Klaipėdą, ar ten į Šiaulius, ar dar kažkur tai, ar į Kauną. Ir labai faini tokie procesai darosi, prisijungia žmonių, atsiranda kažkokių muzikantų, atsiranda, to spontaniškumo. Nes jeigu nėra spontaniškumo, tada automatiškai kūryba nevyksta. Jinai tokia... Galim rašyti dainas iš širdies, iš spontaniškumo, galim rašyti iš rankos. Ir man labai nesinori rašyti iš rankos ir labai noris gyvenime to neprarast to spontaniškumo, jo turėti kuo ilgiau.
Tai tuomet reikia, man atrodo, kažkokių pirmų kartų, kažkokių tokių išėjimų iš komforto zonos, ką aš dažnai darau. Ir šis momentas irgi yra toks biški išėjimas iš komforto zonos turbūt. Jėga. O kaip patys jogą propaguojat? Propaguoja. Čia taip. Šiandien spėjau Saulės pasisveikinimų keletą padaryti. Jo? Bet kažkada buvau labai tvarkingai įsivedus taisyklę kiekvieną rytą daryti. Ne, tu vienu metu jau visai ten variai, taip jau, wow, žinai, atsikeliu ryte, prasikrapštau akis, žmona ant galvos to. Tai kaip man gaila, kad aš tą padarau. Keldavos anksčiau nei aš, žinai, 5 ryto jau Tai aš ten ir dabar viskas. keliuosi Ir dabar anksčiau nei aš kelias. Tik ne dėl jo. Įsivaizduoji, bet dėl vaikų. Dėl vaikų. O pats tvarumas jūsų šeimoje yra didelę dalį užima? Mano tai turbūt didžiąją dalį, kiti yra priversti, nes aš gyvenu su jais. O ne? Kankinu. O ką, Koks tas kankinu, žinai. Gerai, aš suprantu, rūšiuot. Jo, ten jau griežtai. Ką dar galima? Kaip dar tą tvarumą Mažiau pirkti rūbų. Ai, okei. Vaikam rūbų mažiau pirkti. Aš nežinau. Nieko nepirkti. Aš jau kartais sakau, pas mus namie toj humana bus, nes žmona keičiasi su draugiam ten rūbais. Ir žinai, vieni maišai, žinai, iškeliauja, kiti atkeliauja. Sakau, taip pauk, atsikratėm jau. Ne, kiti atkeliauja, žinai, ten pagal dydžius. Ir... Ai, Tai va čia tokia kančia vyrui, žinai. Taurase, kada sumažės šis? Bet tavo nesudeda ir neatkeliauja tau kokie nauji. Tai aišku, stoja maišelės, sakau, tai pirmą, žiūrėk, ir savo turi, žinai, pasižiūrėk. Einu pirkti, sakau, tu pažiūrėk ten tą, jeigu gali atiduoti, gal galima atiduoti. Tai, pavyzdžiui, jeigu būna kokia nors, ar ten buvo pabėgėliam, žinai, ar Ukrainai, tai irgi viską iššluojam. Ir man ten skambina, kaimynė sako, bet tu ten tokių gerų rūbų pridėjai, o tai kaip tu, sakau, įsivaizduoji? Taigi sakau, tai reikia tiem žmonėm gerų, kokybiškų rūbų. Tai geriausius mano rūbus. Nebūna, nešiuosi, gerai, padedam galvoje, nešiuosi, nešiuosi, tai ir gerai. Greit, tai japoniška gal taisyklė, jeigu metus neprireikia, tikrai nebereikia. Jo, bet yra kur biški gaila. Ne, taip, ir būtent, ir aš visada sakau, jeigu nenešioja, kaip sako ten tos stilistės, pusę metų nenešioja, viskas mes lauk, nesąmonė. Man būna, kad aš išsitraukiu rūbą po 4 metų, nes aš nusipirkau, nes jis buvo, man patiko, jis kokybiškas, bet aš tiesiog neradau jam progos, aš kažkaip neįvilkau jo į nieką. Ir vieną dieną man ateina, kad, šiandien. O tai ką aš būčiau jį, išmesti tai tikrai negali, jau čia niekaip, jau ieško kam atiduoti. Su pardavimais aš esu nepardavėja, aš visada ieškau kam atiduoti. Man irgi kaip sunku, aš kažkada pabandžiau susifotkinau, prieš tai turi ten save kažkaip dabar kurvelė stovi, tai aš ją taip vis perkeliu, nežinau, nuo kėdės ant kėdės. Aš taip, pažiūrėjau, nežinau kodėl, bet man tai net nesmagu yra pardavimai. Tarsi aš pats dėvėjau ir dabar kažkam... Ne, man ne dėl to. Man toks truputį nesmagumo yra kažkoks, bet čia mano turbūt tarakonas. Aš kažkaip jaučiu tokį, kaip aš čia dabar žmogui dar kažką gaut pinigų už tai, kažkaip... Ne, man ne apie tai, man tiesiog... Jau taip nudėvėjau. Neturiu tos savybės, yra žmonės pardavėjai, kur viską, pavyzdžiui, moteris jos viską, nuo stiklinės iki, aš turiu draugę, kraustosi, tai nei viską parduoda, aš kur atrodo neįsivaizduoju, kaip tu tą daiktą dar suformulavai pardavimui, žinai, viską, absoliučiai įmanoma. Tai aš kol kas laikaus to, kad aš noriu atiduoti dėl to, kad dažnai, tarkim, kalbant apie vaikų drabužius, aš gaunu. Tai ką aš dabar pardavinėsiu, aš irgi ieškau kam atiduoti. Nes su vaikais yra pats, žinai, ar ne, kad tas vaikas jo to rūbą tiesiog nesudėvi. Arba ten, tarkim, jeigu vyresnėlis laikai išaugo mažesniam, būna, kad sezonai pasikeičia, jam netinka. Jau atėjo pavasaris, o tu dar laikai tą žieminį ir jau žinai, kad kitą žiemą jau nebetiks. O kaip su vaikais susitarėt, kad ne savo rūbus nešiot, žinai, kur gautus ten mainų, tinka jiems? Mano vaikam viskas kažkaip jam visai nekliūna. Bet čia turbūt ir yra, kaip mes iššaukime. Gal čia kaip tėvai, žinai, jeigu tėvam nekliūna, tai ir vaikam nekliūna. Taip, aš pati nešioju, jeigu dėvėtų drabužių parduotuvėje randu kažką, man yra faina, įsivaizduok, tu ten už kašmyrinį megztuką nesuploji 300 €, nusipirkai už 20, o jis kokybiškas, taigi gali
nešioti visiškai naują, gali ieškoti, kur tik su etiketėm, pavyzdžiui, yra, kur niekas nenešioja, jeigu yra va tokių, kad kažkas nešioja, gal čia energetiškai kiti žmonės nenori. Tai tikrai tų variantų yra ir aš atsimenu, kad būdavo ten dukrai, ten mano, ten tarkim pusėserės mergaitės išaugo ir kažką ir ateina ir jie yra šventė, nes yra maišas pilnas drabužių, tai įsivaizduok, visokiom progom, matavimosi savaitėje, žinai. Tai ne, niekada nebuvo problemų. Taip, dar žaidimo tokį formą, dar aiškiniu, kodėl taip yra, kodėl mes neperkam, kad tų rūbų yra per daug, kad rodai pasaulyje, kad tarkim veža krūvas dykumose ir ten degina ir taip teršia ir aplinką ir kad mes nenorim taip prisidėti. Tai aišku, kad yra. Taip, yra. Žinau, kad Pietų Amerikoje ten buvo ir skandalai didžiausi. Kad Europos brandai, žodžiu, nieko neparduoda, viską veža. Netgi yra tokia filosofija, mano, kadangi draugė gyvena artima Afrikoje. Ir aš atsimenu, jinai atvažiavo, sakau, iš kur čia to rūbą? Čia, žinai, ten po kelis eurus. Zara. Kokia Zara, sakau, po kelis eurus. Pas mus vis tiek visi išpardavimai baigėsi ties 30-20 eurų. Sako, čia, žinok, yra tokia filosofija. Jie ko neparduoda Europai, tyliai atveža į Afriką ir ten toliau pardavinėja. Kas aišku yra gerai, geriau negu juos išmesti, bet tiesiog, kad europiečiam neskaudėtų, niekas to garsiai neskalambija. Kad kaip čia, kodėl mums už tokias kainas? Taip. O gyvenat netoli gamtos, kaip yra, ne? O tai visiškai. O tai ten gal kažkur koks nors, žinai, darželis, kažkokia lysvė, ne? Darželio galimybės turėti net. O jei turėtų galimybę, būtų galimybė. Manau, kad bent jau prieskonių darželis tikrai atsiras. To žinai, kaip būna prieskonių darželis, tada žiūrėk šiltnamiukas, tada žiūrėk. Burokų lysvė auga. Ir stiklainiai, ir žinai, taip toliau. Tai norėtum? Man atrodo, pati kaip, tau norėtųsi tas rankas į žemę įkišti ir ten... Aš kadangi užaugusi su tais daržais ir tais auginimais, kai atrodydavo, kad jau aš gyvenime daržų neturėsiu, nes būdavo, kad ne tik, kad tėvai apsodindavo viską aplink, bet dar važiuodavom pas vieną močiutę ir pas kitą močiutę. Tai žinai, tų darbų daug, nors mūsų ten tikrai neengdavo, jokios prievolės nebūdavo, tiesiog važiuodavai su ta pareiga, kad kiek galėsi, tiek prisidėsi. Bet aišku, tos pareigos užtekdavo ir atrodydavo tada, kad gyvenime neturėsim. Dabar man visai smagu ten pas mamą nuvažiavus, ten pikžulės patraukit iš darželio. Meditacija tokia lengva, ne? Jo. Bet man atrodo be įsipareigojimo. Ir jeigu reiktų įsipareigojimo, tai toks būtų jau... Gal kažkada, žinai, dabar gal kitaip ir pateiktum tą, jeigu turėtum ir vaikam būtų galimybė prisiliesti prie to proceso, pamatyti, kaip viskas auga ir kad tu gali išauginti savo ir kiek tai užima laiko, pastangų, tada tą daržovę kitaip vertini. Vis tiek tai būtų labiau gal edukacija, hobis, toks fainas laiko praleidimas, bet, žinai, jeigu tai būtų tavo pragyvenimo šaltinis, žinai, auginti pomidorus ar ten agurkus ar dar kažką. Mama yra įstringa pomidorų augintoja, turi du šiltnamius. Jinai galėtų, žinok, tikrai vežti į didžiuosius prekybcentrius. Užsisodinau, sam kiek 200 tik tai. Aš dabar pagalvojau, gal ir mano, pavyzdžiui, močiutei buvo tokia edukacija man rodyt, kaip auga, bet kaip vaikui atrodė tokia, taip kažkodėl nežinai, o dabar aš pagalvojau, kaip fainai būtų rodyt vaikui ten eiti kiekvieną dieną palaisti, jisai matyti tą patį procesą augimą, bet turbūt... Bet čia jis turi pats, man atrodo, norėti. Tai gal turi tas. Jeigu tu jam įduotum sėklą ir sakytum, toj sėklai ten yra tas ir tas, įsivaizduoju, toj sėklų yra. Ką šiaip daro darželiai dabar? Jo. Gal ir įdomu tada, žinai. Bet jeigu tai taptų, žinai, dabar turi nuravėti tiek ir tiek, žinai. Tai tada klausimas, kaip čia būtų, žinai. Jo, atsimenu. Gerai, kaip jūs abu susipažinot? Kokia jūsų yra pažinties pradžia? Čia mūsų istorija turbūt yra iš tų, kur mes vienas kitągi žinojom, bent jau aš tai tikrai žinojau kaip žurnalistė, ar ne? Ir aš jam vis bandau įrodyti, kad jis pas mane buvo, kai aš vedžiau Labą rytą, bet kadangi jie atvažiuodavo tokioje archyvose nėra pažiūrėti, kaip Čia yra, žinai, blogybė tiesioginio eterio tais laikais, nes niekas nebūdavo įrašinėjama.
Ir dabar jau visi įrašai, viskas yra, o dabar nors reikėtų paklausti LRT, gal rastų, ką nors, gal netyčia buvo tą dieną kas nors. tai aš jį žinojau, bet aišku, tada, kai aš jį žinojau, niekada tikrai neįsivaizdavau, kad kada nors mūsų suves ir mes čia gyvensim ir kursim šeimą, nes man atrodė jau, žinai, prisižiūrėjus aš to menininkų, o Dieve, tikrai ne. O jam aš irgi atrodžiau, žinai, ponia baltam fone. Per rimta? Nežinau, kokia. Per daug ponę. Živilė turi dvi pusės. Jis turi tą rimtąją, bet turi ir tą valiukišką. Ta tokia. Kurios nieks. Jinai turi ir tą kitą. O kaip gerai, o kur tu pamatei tą valiukišką tada pusę? Ne iš karto. Ne iš karto pamačiau, ne iš karto. Nes mes iš tikrųjų bendravom tik tai taip, toks tas oficialus, toks kažkoks per draug. Mūsų iš tikrųjų užsimesgė pokalbis, nes aš studijavus buvau Norvegijoje, o jis tuo metu Islandijoje. Ir mūsų to šiaurės šalis kažkaip tiesiog kabliukas užsikabinom pokalbis, išsikalbėjom ir paskui kažkaip tie pokalbiai pradėjo dažnėti, tada susitikom. Ir supratom, kad visai gal čia nieko. Taip, ir iškart ir supratom. Gerai. O nebuvo pas jūs kažkaip draugystė, kad biškai dar per atstumą turėjo būti, ne? Ne, tu kažkur užsienį. Buvo Islandijos, tada buvo. Tai taip ir buvo, kad susitikom tiesiog be jokio kad čia plano, kad kažkas bus. Mes susitikom ir su draugais ten praleidau, aš ten Reikjavike savaitę. Važiuodama visiškai važiavau. Aš taip irgi ant ribos buvau, nežinau. Taip, tikrai čia nebuvo planas meilės. Toks tikrinimas. Bet taip išėjo, kad Reikjavikas tapo mūsų meilės miestu. Tai nuvykstat kada dabar, pavyzdžiui? Buvot nuvykę? Buvom nuvykę. Kada mes čia buvom dabar galvoju? Gal 4 metus. Žinau, kad prieš Herkaus pirmąjį gimtadienį, kad man buvo, dabar galvoju, kažkokia proga. Ne, tavo gimtadienis buvo, aš nupirkau bilietus jo ir mes nuvarėm. Tėvai pasiliko su vaikais. Aš suorganizavau, kad tėvai pasiliktų su vaikais ir mes dviesi išvažiuotumėm, ten, kur lyg ir viskas prasidėjo. Atsimenu, žinai, kokia buvo pirmoji, koks pirmas toks kaifas buvo tos kelionės, kad aišku, kad būsi dviese, bet kad mes, kai sėdom į lėktuvą, mes tas 4 valandas prakalbėjom. Nes tau niekas netrukdo, žinai, kai su mažais vaikais, tave vis kažkas pertraukia, tu naini čia pradedi šnekėti, kažkas atsitiko, nubėgi, parbėgi ir tu tiesiog gali 4 valandas. Beprotiškai gera. Aš dabar vieną skridau į žygį į Tenerife ir aš gal visi skuba ten to eilėj, o aš mėgaujuosi. Tiesiog manęs nieks ten netampo, ten kada atėti čia paimta, ten tos daiktus susidedu, lėtai jie praeina, galvoju, čia pati. Taip gera viskas buvo. Čia tik patikra. Tas savim rūpinimasis, tik kai nebereikia kitų rūpintis, toks tampa toks malonumas. Taip, ir iš tikrųjų mes dabar buvom su sese Kopenhagoj ir, ką darom, kur ką, toks pirmas, žinai, atrodo, savo, gal nieko nedarom, gal tiesiog guliam viešbutį, įsijungiam Netflix'ą, žiūrim serialą, apsistatom draudžiamais produktais, salduminiai, sausainiai, žinai, kokie nors ten ir tiesiog būnam. Tai tas yra labai faina. Aišku, paskui atsikėlė, noriu vis tiek ir pamatyti ir miestą ir jo pasidžiaugti, bet tas pabuvimas ir tas iš tikrųjų buvimas su savimi, buvimas vėl dviese, tai yra iš tikrųjų vertybė. Ir ką mes liekdami tėvai per tas pareigas, per tą skubą mes pamirštam. Nors kartais užtenka, tiesiog mes, pavyzdžiui, Sadguru turim ritualą arbatos gėrimą. Ir jeigu ryte nespėjai, tai tada vakare atsisėdi. O kartais būna, kad reikia aukoti miegą. Ir mūsų pokalbiai baigės kur nors vonioje, tyliai pašnibždom, dviesi sėdim ir kalbam iki... Taip. Nes matai, kad, pavyzdžiui, vienai ir kitai pusėje reikia to pokalbio, reikia to pasibuvimo. Tiesiog kartais, iš tikrųjų kartais būna tiesiog vonioj, tiesiog kažkur, kur tyliausias kampas, kur vaikai neišgirs. Žinai, šiltos grindys, puga už lango, sėdim, šnekučiuojamės. Daug nereikia, kai nori pasikalbėti. Ir nekalbat apie vaikus, turi daugiau apie kažką. Nes, yra porų, kur sako, va, išvarom. Ai, viską kalbam. Ir kalbam apie vaikus. Bet dažniausiai tie tokie, kai jau... Ne, viską aptariam, nežinau. Aišku, įeina į tai ir vaikai, nes nuo ko tu dažniausiai kaip tėvas pavargsti, nuo vežiojimo, nuo žiūrėjimo, ar suspėsi, tai tu ar aš vešiu, nuo to, kam labiau reikia, kas labiau pavargęs. Nuo to jėgų pasiskirstimo ir gal balanso radimo tokio. Bet iš tikrųjų aš kuo vertinu mūsų santykius, kad mes vis dar kalbamės kaip pora,
kaip žmonės, kurie yra vienas dėl kito, kaip ne tėtis ir mama, nors aš šiaip kartais pykstu ant savęs, kad mes vis mamą, tėtį, net ir vienas kitą Pa jau kreipiamės. pavadinti. Taip, ir Tėvelį. galvoju, o kur dingo Saulė mažutis ir taip toliau. Suikutį. Suikutė gal nebuvo. Ne, pas mus niekada taip to per daug to saldumo nebuvo, gal. Tokio. Taip, Bet tėtis mama atsirado. Jo, Taip, bet iš Jo. tikrųjų tie pokalbiai, aš tuo džiaugiuosi, kad mes tą išsaugojom, nes aš matau, kad yra draugų, kurie tą prarado ir tu kalbėsi tik apie vaikus ir yra didžiulė grėsmė, kad kai tie vaikai išeis, ar jie jau ūgtels ir tu jau nebebus reikalingas tiek. Tuščio mama ir lizdo tėtis. sindromas prasidės. Ir tada, Pabirutį. nu, kad jau- Enough is enough, man. Kažkaip jau atrodo dabar, žinai, kaip vėl Jo, viską jo. iš naujo. Ne, Čia ne, kol ne. yra maži, aš jaučiau tą labai stipriai, kol Herkus dar buvo kūdikis, dar toks, žinai, nešiojamas ant rankų, aš jį spaudžiau, gal trečią, nes aš iš 3 esu vaikų ir man vis atrodė, kad būtent tas trejetukas jau užpildys viską. Ir Edgaras sakydavo, nu baig, tu gal jokauji, tu pažiūrėk, tu pati dar neatsigavusi, tu čia mažas vaikas. Aš tai vieną ir kartą tu tiesiog, vėl. buvo taip, aš pabundu 2 nakties, einu į tualetą ir Živilė, žinai, toj kėdutėj, žinai, supuoja ten Herkų, žinai, 2 nakties, žinai. Ir aš pamačiau tą vaizdą ir kaip tik, buvo ore tvyroje tas, tipo, gal 3. Ir tą vaizdą pamačiau ir man jie toks atėjo griežtas, ne, aš tavęs tokios matyti nenoriu. Ir ne, čia jau sustokim. Nu, dabar pajutau, kad jau viskas, dabar reikia saugoti žmoną biškį. Nu, dabar gal jeigu būtų anksčiau šitas projektas atidarytas, tai greičiausiai būtų ir tas 3, žinai, bet, Per vėlai pradėjome. per vėlai fabrikas Nu, atidarė. dar gavot ir berniuką, ir mergaitę, dar mažiau spaudimo, žinai, ten po to, o gal čia reiktų, turint 2 mergaitės, gal reiktų čia, žinai. pavyks. O gal pavyks, jo, gal pavyks. Tai, žodžiu, kažkaip tai, man atrodo, viskas laiku ir vietoje ir viskas Tai kažkaip. mes tą progą įsigijom šuniuką. Ai, Jo. Ir aš Tiksliai. save pagaunu, kad aš kaip niekada neturėsiu šuniuko, niekada neaugusiu su gyvūnu, aš su juo elgiuosi kaip su vaiku, aš jaučiu kaip kad aš nešioju šuniuko, tik aš jį paleis, galiu jis gali bėgti, bet ne, užglostai nešioju. bet realiai rūpešių, mes čia svarstymuose, bet yra reikalų, ne? Vis tiek reikia Su kuo? su šuniu. Čia tėvų sprendimas. Kaip vaikai be pasižadėtų, nors aš girdėjau tokią taktiką, pavyzdžiui, duoti vaikui savaitę nešioti dirželį. Keltis, išnešti dirželį lauką, ar lyja ar nelyja, tiesiog, kad jis pajaustų, ar jis yra pasiryžęs. Ne tą gražų kiutaliuką, bet tiesiog dirželį, kai tu suvoki, kad tai jau tampa ne kažkuo švelniu, bet kažkokią pareigą. Pavedžioti savaitę ir jeigu jisai sutinka, rytą vakarą, tai tada taip. Aš kažkaip to dirželio nenešioju. Niekas nevedžioja to šuniuko išskyrus. Jeigu mes paspaudžiam, išveda. Dar jo labiau, kad tai buvo pirktas šuo labiau galvojant apie Fridą, nes jis labai norėjo. Tai jau Fridai, kai pasakai, kas norėjo palaukti šuniuko, tai neaišku, tada gerai, išveda. Bet kad viskas klostytųsi greičiau, jau yra tokia. Ryte veda tėtis, po to jau mes pasiskirstom, vaikai arba aš. O tėtis ir norėjo šuniuko, ar čia nelabai buvo leista Aš norėjau, kad Fridai būtų faina. Aš žinau, ką reiškia. Aš manau, kad žmogus, jisai vis tiek daug milijonų metų gyveno arti gyvūnų. Su gyvūnais, gyvūnai buvo jo draugai. Taip yra tiesiog. Ir aš kažkaip tikiu to genu, kad mums visiems reikia tos draugystės su gyvūnais. Tai vis tiek skatina tam tikras savybės, ten gal empatiškumą, pajautimą kito, atsakomybę irgi, ar ne, kad tas šuniukas, ne pliušinis, kad jam reikia ir pakakoti, ir pasisioti, ir pamiegoti, ir pavalgyti, ir pagaliau jisai nori ir pažaisti tas šuniukas, ir jisai asmenybė. Ir kuriant tą santykį, man atrodo, vystosi tam tikros savybės ir dėl šito aš pagalvojau,
Nu, tebūnie, kaip sakant. Nu, Atsikelsiu jau rytais. ar taip, kaip sakant, įbridom į šitą upę, nu, tai darykim viską, ką galim geriausia ir tiek. Nu. Priimkim dar tą vieną ant to plausto plaukiant tokia. Jo. O aš Nu, nenorėjau būti ta bloga mama, žinai, kuri niekada neleido turėti Tai aš šuniukų. pamenu, kaip aš jau, žinai, pradėjau, analizuoti visokias veislės, va čia žiūrėk, čia toks mažiukas, čia toksai va plaukų neturi, čia, žinai, ir taip, nu, gal pabandykim, gal tą, gal aną, nu ir kažkaip, turbūt įtariu, kad žmona pajuto, nu, ore atvyrantį spaudimą, turbūt. Ir jį tiesiog nebeatsilaikė greičiausiai, Ten, nes, žinai, nu, kai ten ir žinai, vaikas, 3 to. nori, 1 nenori. Arba ten tiesiog atsikelia, nori šuniuko, nebeužmiega, nes nori šuniuko, patalinė su šuniukais, penalas su Ai, šuniuku, stiprus džemperis su noras. šuniuku. Tai toks Taip, viskas ten su buvo- šuniuku. Ir jeigu važiuojam kur nors, ar bus šuniukas, tai važiuojam, nes bus šuniukas ir aš labai noriu. Ir, nu, tiesiog ta, matėsi, kad ta, nu, taip jau pati pajaučiu, kad, nu, čia jau yra toks lygmuo, kad aš ją tiesiog nuskriausiu, jeigu aš pasakysiu, žinai, nu, tikrai ne. Tai aš tai pasakau, nu, gerai. Bandom, aš nieko nepažadu, bet sakau, jūs turit, pasisodinau ir sakau, jūs turit suprasti, kad aš neturiu jokios patirties, neturiu jokio supratimo, kaip auginti tą gyvūną, kaip jo rūpintis. Tai žinokit, kad jau krūvis bus ant jūsų visų 3 didesnis, aš tik tai padėsiu, prisidėsiu. Bet dabar jau nešioja. Bet viskas gavosi taip, kad, žinai. Aš pirmą priejau prie to šuniuko. Mes atvažiuojame tą veislyną, jau nusižiūrėjau, kokį tą šuniuką įeinam ir visi stovi. Ir niekas neina prie to šuniuko, to šuniukas toks kampe, ten susirietęs. Tai aš pirmą priejau ir supratau, kad, nu, jau pati ir padariau tą žingsnį. Kelio atgal Aišku, mes dar nebėra. nesakėm, kur važiuosim dar, tokie ten buvo. Nu, Tai, žodžiu, tai čia buvo. Buvo tos, kaip rodo per video, kur apsiverkia vaikas ir ten iš baisiai džiaugiasi, nes Labai. aš kažkaip Taip. mėgstu tos video žiūrėti, kur parneša, aš, oi, man. Tai mes važiavom ir mes pasakėm, kad mes važiuojam, kadangi tas šuniukas buvo Liepojoj, o mano tėvai gyvena Skuode. Tai jau netoli nuo Liepojos. Ir mes pasakėm, kad važiuojam į Skuodą ir ten kažką Frida Bardės ir ne, taip toli nenoriu, tingiu, čia 3,5 valandos. Jo, ir tokia drama, neina ištempt ten niekaip planavo, ten, kažkaip norėjo su draugė likti, o mes čia ją vežam. Nu ir jau važiuojam ir jau ten ašaros byra ir sakom, nu pasakom, ko mes važiuojam ir kaip pasakėm, tai iš karto. Tai tos 3,5 valandos buvo džiaugsme. Nu, labai. Gal ir pas mus kada ateis, bet dar ruošiatės. džiaugiuosi ir taip, jo, aš. Labai praanalizuokit veislę. Taip, labai Tai atsakingai labai svarbu. reikia. Koks charakteris šuniuko, kokia jūsų yra kasdienybė, koks jūsų ritmas. Nes, žinai, haskis yra labai gražu, bet jį reikia mažiausiai 3 kartus išlakstyti su juo, tai, žinai, tą irgi turiu pasverti. Ar ten plaukai šeriasi. Nu, kaip ir viską, kaip ir ar pačią motinystę, pavyzdžiui, ir pasvėrė, nu, va, buvai, nu, eterio aukštumose, žinai, ir staiga tavęs taip pukšt, jame nebelieka ir tu pasirinki. Kokie tada jausmai buvo tau? Nežinau, aš visada norėjau būti mama nuo Jo. pat vaikystės, aš visus vežimėlius kieme stumdydavau, kai gimė mažoji sesė, man buvo 13 ir man buvo didžiausias džiaugsmas. Ir aš buvau vyriausiai iš anūkų ir visus tenai su visais smėlio dėžėse sėdėjau ir žaidžiau. Ir, nu, man vaikai visada patiko ir dabar man ir svetimi vaikai patinka, nors aš turiu savo. Aš kažkaip Jo, su jais kur tik nuvažiuojam, jeigu yra sugebu- koks babys, tai jis iš karto atsiranda pas ją ant rankų. Ir visi su manim būna ir yra buvę, kad ten draugės visiškai jau, aš dar vaikų neturėjau, aš sakydavau, nu niekas nepabūna, net su mano mama nesuko, aš atvažiuoju ir kažkaip sugebu su to vaiku susitarti. Ir nešioti ir ten užkabinti dantį, kaip sakau, ten makaronų prikabinti. Ir tiesiog aš jaučiau, kad aš mama, aš dabar suvokiu, kad aš turiu dėkoti Dievui, kad aš galiu būti ta mama, nes manį buvo tas toks stiprus motinystės jausmas ir toks troškimas. Ir aš dabar kaip pagalvoju, o jeigu aš būčiau negalėjusi turėti vaikų, tai man būtų buvę, nu, tikrai didelė trauma, tikrai didesnė trauma, negu padaryti karjeroje, žinai, pertrauką ar tiesiog žinau, išgyventi tą yra jausmą. daug vaikų pasaulyje, žinau, Ne, kuriem tai reikia taip, tokių bet, mamų kaip žinai, tu, tai Bet pas mus yra tas Būtumėm spaudimas, kad tu išsprendę. turi turėti savo, žinai, kas yra irgi dar tokia, žinai, dar pas mus tokia Nu, stigma, taip, taip. kurią labai retas, kuris perlipa. Aišku, kad pilnas pasaulis vaikų ir jiem reikia ir mamų, ir tėčių. Dabar yra labai
pilna Lietuva paauglių, kurių Taip, dar kurių pas mus niekas nenori, Taip, ar ne? Nori mažiukas, visi nori kūdikių. mažiuko 2 metų, ten iki 2 metų, mėlynų akyčių, taip. blondinės mergaitė, žinai, kaip sako, prašo ir po to ir Taip. Nu, laukia čia ir yra sako, su baisiausia. laiku po to jau keičiasi, jau gal mums jau reiktų, bet Bet čia kalba net ir ne apie įsivaikinimą, žinai, kai žmonės laukia mergaitės ir ten gimsta berniukas, ar, kaip užsakymą, kažkur čiagi ne parduotuvė, čia jums ne verslo planas, jūs džiaukitės, kam Dievas atsiunčia. Nu, matai, Jo. čia yra tas aš man mano, žinai, labai stiprus, nu, toks, taip. čia mano vaikas. Nes iš tikrųjų vaikų Taip, turi taip, susilaukti tada, kai tu Toks- nori duoti, negauti, bet kai tu esi pasiruošęs jau duoti ir atsiduoti, ir tarnauti, ir paaukoti, ir sverti visada į vaiko pusę, bet aišku, neprarasti visiškai savęs, nes, pavyzdžiui, kaip tu sakai, ar ne apie karjerą, taip, aš vedžiau populiarią laidą, aš buvau eterėje tiesioginėme kiekvieną dieną ir buvo tokių aplinkoje, tai kaip tu čia grįši, ar tavęs čia lauks, ar kažką, ir man atrodo, kas čia per nesąmonė. Tai aišku, kai gimsta vaikas ir tau pradeda tą spaudimą daryti, moteris, manau, visos tą patiria. Nes kažkokia yra, aš nežinau, tokia atrodo, kaip mes kaip ir turim tą supratimą kaip visuomenė, kad vaikai yra vertybė, kad šeima tai yra vaikai, ar ne, kad tas išsipildymas pilnas, kas aišku, kai kuriais atvejais yra neteisinga tas suvokimas, kad yra su vaikais. Bet kai tu pagimdai vaiką, kažkaip pradeda į tave žiūrėti, kad tai tu namie su vaiku. Tai vadinasi, viską, ką tu veikiai iki tol, viskas išsitrina ir tu tokia, žinai, kaip ištrintas kompiuteris, žinai, paleidžia naują programą ir tavie turi tarsi susiinstaliuoti po vaiko kažkas. Arba tu, tarkim, paaugini negrįždamai į darbą 2 vaikus ir į tave žiūri, kaip kad tu iškritai iš rinkos 4 metam. Ir man buvo beje. Ir aš noriu tai pasakyti, nes visi idealizuoja tą televiziją ir tą pasaulį, bet man irgi buvo, kai aš grįžau po Herkaus, aš išgirdau iš savo vadovo frazę, bet žinai, ar nėra čia dingę tie įgūdžiai? Ir aš stoviu galvoju, turim tai. Ir kadangi mes su jo žmona panašiai išėjom gimdyti vaikų, aš sakau, tai tu dabar grįžk namo ir paklaus savo žmonos. Ji pasidarė kvailesnė, jos patirtis kažkur išgaravo, ji nieko nebemoka, nieko nebesugeba. Ne, ta moteris yra tokia pat, jinai dar įgavo dar daugiau savybių, bet kas dažnai atsitinka nuo to per didelio aplinkos spaudimo, taip, ji pradeda savim abejoti. Joje įvaro tą abejonę, bet niekas nedingsta. Aš esu tikra, kad tos mamos yra sugebančios dar varyti, oho. Ir atsimenu dar vieną frazę, kaip dabar yra jau tokia vadinama jau top lygio vadovė Lietuvoje, kuri vis eina per didžiausias Lietuvos įmonės ir valdybas. Ir kai jis sako, man tą pirmąją didžiulį organizacijai vadovauti poziciją pasiūlė, kai aš laikiau vieną ausim prispaudus ir kepiau kotletų šeimai, žinai, vakarieniai. Ir tada galvoju, kaip aš vadovausiu, tai ta prasme įmonė, vaikai, viskas. Ir nieko. Ir ką, ir jai būtų pasakę, kad, kažin, kaip čia su tavo tais įgūdžiais, bet ne, jai pasiūlė, nes kažkas įvertino, kad jeigu jinai sugeba ir dirbti, ir vaikus auginti, tai turbūt jinai sugeba daugiau negu tik dirbti, ar ne? Tai dėl to man yra, sakau, čia yra tokia, aš net įstojau į asociaciją lyderę, nes aš noriu irgi kažkokius pokyčius daryti toj visuomeniai, būtent, kad to moteriam būtų, kad jos jaustų tą užnugarį, kad jos gali, kad niekas jų negesintų ir nesmugdytų vien dėl to, kad jis susilaukė vaikų ir išėjo jo auginti ir atidavė tam vaikui metus ir 2, kas tam vaikui yra didžiulė vertybė iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, dabar, kai atsuku jos kelią, aš galvoju, kad kažin ar buvo geras mano sprendimas grįžti taip anksti į darbą, kai aš pirmo vaiko susilaukiau. Ir tada, kai aš išėjau jau gimdyti Herkaus, aš sakiau, ne, man neskambinkit, kol metai nesueis tikrai. Nes aš tikrai negrįšiu. Tas nuostabus laikas, ne? Kaip Taip, gali išbūti, nes tas grįžti, bet mes ir turim Lietuvoje dar tokią galimybę, kur daug pasaulio šalių neturi, žinai, taip, Prancūzija 4 mėnesiai, 3 ten kažkur. Taip. Čia 2 metus gali būti. Matai, dar yra, tu nepaminėjai dar vieną dalyką, kurį aš matau, tai aš matau, kad, pažiūrėjau, gal čia aktualiau televizijai ir tam viešam visam reikalui, bet man atrodo, kad visuomenė yra perdėm seksualizuota.
Tai yra, nu, ta jauna moteris, jinai vis dar seksi, vis dar, tipo, o čia, nu, dar tas šarmas visas, ta jaunystės, tas kultas, gal šitas dar veikia momentas. Nu, ir po to ne va tai ji tampa mama ir jau, nu. Ir jai nebeįdomu tas. Tas įvaizdis. Tas toks momentas, ne? Nu, tarsi, bet čia yra, jeigu taip žiūrėti, tai yra žiauriai neprofesionalu. Nu, ta prasme, žiūrėti vat, per šitą. Taip, neva mama jau tokia tampa MILF. Jo, toks, nu, labai neprofesionalu čia per šitą, žinai. Tokia, O man kaip tik jos daug seksualesnės. Čia, žinai, jeigu... Tai... Čia atsimenu, irgi pasakoju, dar man vyras toje brandesnė amžiaus, kai sakydavo, kai susitinki su klasiokiam, pavyzdžiui, klasės susitikimas, ne, iš pačių, ai, čia bandai pasirodyti, kaip čia, žinai, su kokią mašiną atvažiavau, čia, žinai, aš verslininkas, čia uždirbu tiek. Paskui jau visi susirenka tokie, žinai, sako, jos tokios jau pavargusios, nuvargusios, nes, pavyzdžiui, ten vaikui metai arba ten tik pagimdžiusi, žinai, ten sako tokia, o paskui, sako, opa! Žiūrėk, sako, galvoju, kaip čia, žinai, prisiminus, kad žmona namie laukia, žinai, kad sako, vėl moteris žydi, jinai žino savo vertę, žinai, nes, nu, sakau, va, tas yra momentas, kaip padaryti, kad ta moteris, nu, nenuvertintų savęs tuo laiku, kai jinai augina, kai jinai atiduoda, bet tai yra auksinis laikas vaikui, nes iš tikrųjų tie pirmi metai vaikui yra kritiniai. Jeigu jis nemato mamos, tai jam visada tas alkis yra, jam visada trūksta ir jį visada atrodo, kad jam kažko negana. Tai jeigu gali moteris, aš visada sakau, visada likit, nesvarbu tie darbai. Ir man irgi aš tada grįžau, atsimenu, anksti, aišku, išsimušiau ten auksinės sąlygas, kad aš dirbu tik 4 valandas per dieną, kad ištaiko, kad kaip tik sutapdavo tas laikas, kai būdavo pokaitis. Ir realiai su auklė vaikas būdavo 2 valandas. Bet vis tiek man būdavo žiauriai dažnai, kad aš važiuoju ir verkiu į darbą. Kad aš sėdžiu mašinoje prie televizijos ir pučiu, žinai, į akis, kad truputį atsileistų ir aš neteičiau nusiverkusi, žinai. Ir tas toks, ir tai galvoja, tai yra didžiulė kaina, žinai, to grįžimo kitam atrodo, kas, vėl sėdi kaip poga, teatrija, viskas, dirbam, važiuojam, bet kiek už to, kokia yra kaina tai moteriai, niekas apie tai nekalba ir apie tai negalvoja, žinai. Stiprios jūs po medalį, ne po vieną, manau, reiktų užkabinti. Man nereikia medalio, man svarbu, kad laimingi vaikai užaugtų, tada aš būsiu patenkinta. Geriausias medalis. Taip, geriausias medalis. Prieš kiek daugiau nei 10 metų jau čia pradėjo tapot vegetarais, ne? Daugiau. Dar daugiau. Daugiau. Kaip į tą aš jūsų... Prieš 15 turbūt. Nu tai jau sočiai. Jau beveik pusė gyvenimo. Almost. Tai kaip atėjo pas jūs jūsų gyvenimą tai? Aš tai manau, kad mano tas atėjimas buvo tikrai nulemtas ir mūsų susitikimo su Edgaru. Nes aš niekada nebuvau stipri mėsėdė. Aš visada nuo vaikystės atsimenu, kai manęs klausdavau sumuštinių su dešra ar su sūriu, visada sūris. Tai ten kotletai ar varškėčiai ar kažkas, varškėčiai. Nu, tai prasme, aš niekada nesirinkdavau mėsos. Aš tą pirmą supratau, nes aš augau, tokioj šeimoje. Mes tikrai nebuvom kažkokie super pasiturintis, niekada nieko netrūko, bet tas suvokimas, kad kas padėti ant stalo to valgai, tai buvo jau griežtai įskiepytas. Ir aš, kai nuvažiavau studijuoti, pasileidau plaukus ir aš supratau, kad aš niekada neperku mėsos. Nei žuvies, nei mėsos ir man jos nereikia. Aš grįžtu ten pas mamą, pavalgau, bet paskui vėl kažkoks, tas irgi toks būdavo nulemtas gal labiau pasirinkimas, kokioje aplinkoje tu esi, su kuo tu gyveni, kas paprasčiau, žinai, ir apie tai daug negalvodavai. O paskui, kai su Edgaru pradėjom kalbėtis, apskritai, kokia yra to esmė, žinai, kas, mėsa tai nėra tik tai mėsa, tai yra gyvūnas, kokia po to kančia slypi, tai mes kažkaip pamažu iš tikrųjų prie to priėjom. Tai Edgaras, mes jau kai susitikome, Edgaras jau, man atrodo, jau tu nebevalgai mėsos. O tau irgi toks jau vidinis kažkoks, ar tu save, žinai? Nelaužiau niekada. Tikrai dar kartais suvalgydavau ten ir žuvies, dar ir su žvilės susipažinus. Toks būdavo dar toks, kaip sakant, be prievartos, be fanatizmo tokio didelio gal.
Nebuvo niekada mada iš tikrųjų, mes čia... Nu, tuo vis palaipsniui metu, kai, tarkim, kad ir tą 15 metų atgal, vis tiek visuomenė dar truputį kitokia buvo. Dabar per tuos 15 metų šituo bent jau klausimu, tai yra ženkliai išsilaisvinusi ir labai daug yra ir vegetarų, ir veganų, ir žmonės įvairiai maitinasi ir yra ten ir be gliuteno, ir be to, ir be ano. Niekas ir taip, nebeklauso, ir tai tu čia sergi, kad nevalgai. Taip, dabar. Jo, tai jau- niekas nebeklausia, dabar viskas, nu, kaip sakyt, Kas jam negerai? nebėra tokio, žinai, nu, aš nejaučiu bent jau kažkokio smerkimo ten, Ne, ar tikrai. dar Dabar kaip tik fainai, nežinau, kaip tik fainai dabar darosi pasakyti, žinai, aš jau 15 metų be mėsos, o, tipo, žinai. Jo, tu ir be alkoholio, be mėsos, nu, be... toks, nu va, kur Yra dabar pokytis. galėjau pasigirti, žinai, seniau pasakai ir tave, kas jam Kažkoks neaiškus jisai čia. neaiškus, tipo, Kas jo, čia jo, atsitiko? sekta Kažkas turbūt tau kokia. Kas čia tau atsitiko? Gal iškritai kažkur kažkas. Bet, žodžiu, nežinau, tuo metu mano tokie, nu, vadinkim, gal net ir buvo ir tarptų dievukų muzikinių, ten, nežinau, Tom Yorkas, Radioheadų, ten, ar ten Chris Martinas, tas pats iš Coldplay. Moby, jo. Nu, tokie dievukai mano, jie visi buvo, nu, vegetarai. Paulas McCartney, ten, nežinau, George Harrisonas. Coldplay. Jo, nu, tai kažkaip taip, vat, nu, jutau, kad tai yra teisinga tarsi, nu, kažkaip tai. Ir pradžiai tai buvo toksai galbūt toks etinis labiau momentas kažkoks, tai vat, kažkuo sekti, kažką suprasti, toks vat, gal tas. Po to tiesiog pradėjo gilėti tą filosofiją pati, tada, nu, kažkaip... Bet viskas labai palaipsniui iš tikrųjų. Palaipsniui, jo, nebuvo staigaus tokio. Kėliau viskas nukertų, būna žmonėms ir taip pavyksta. Man buvo ir po to dar kažkoks periodas, kad aš dar atsimenu, ten pasportuodavau, tai būdavo, dar suvalgydavau, dar ir namo parsiveždavau, ten žuvies kažkokios kažko. Nesuprasdavau, kas vyksta. Buvo tokių periodų. Ta prasme, nu, kaip sakyt, nelaužiau taip stipriai, o po to tiesiog jau kažkaip atėjo, taip, nu, gyvenam, nu, tiesiog taip yra, taip Mums tai jauties yra gerai, mums gerai. Jūs darykit kaip norit, nu ir viskas. O jūs tiesiog. darykit kaip norit, kalbant apie vaikus. Tai kaip ir kiti, kaip nusprendžia, kaip patys gyvena, taip ir vaikus augina, taip ir mes. Mes gyvenam, vaikus auginam pagal savo suvokimą, gyvenimo būdo filosofiją. Tai mūsų toks pasirinkimas, aš visada sakau, kai man ten pradeda, ką nors, žinai, aiškinti, aš sakau, jūs gyvenkit kaip jūs norit ir leiskit man gyventi taip, kaip aš noriu. Aš priimu savo sprendimus, mes tėvai visada priimam savo sprendimus, ar ne, gal ten, ne tik apie vegetarizmą, gali sakyti senelį, oi, ką jūs čia prisigalvojate. Aišku, yra tie moraliniai, sveikatos, moraliniai visi momentai, žinai. Nu, nėra taip, kad tu augini tą vaiką taip, kaip nori. Nu, iš dalies ir yra, bet ir nėra. Tarkim, jeigu atsukam dabar 20-30 metų atgal, ne, vaiką buvo galima mušti ir tau nieko nenutiks. Ar ne? Dar paskatintų. Dar ir žinai. Kiekvienas vaikas žinojo, kur diržas kabo. Nu, taip yra. Ne? Dabar tai yra nusikaltimas. Taip. Tai lygiai tas pats yra, tarkim, nu, vis tiek mes sekam vaikų sveikatą, mes ją rūpinamės, mes, nu, žiūrim, čekinam, stebim, tai nėra, kad, nu, va, tik taip ir ne kitaip ir nesvarbu, žinai. O vėliau aš iš vis sakau, nu, vaikai užaugs, jie po to, nežinau, jau ir dabar, ta prasme, jie renkas, ką nori. Tai, nu. Bet nebuvo jiems klausimo, kad, pavyzdžiui, jiems aišku jau, kad vištienos nevalgyt, žinai. Aš tai manau, kad vaikam yra labiau aišku negu saugusiam. Beje, tikrai taip, Tikrai jo, daug, va, nes šitas mes, momentas. Mums kažkaip, reikia paaiškinimo, jiems nereikia. Taip, nesaugęs dažnai, nu, ta tokia, žinai, jo labiau, kai tau nereikia pačiam to gyvūno žudyti, kai tu ateini, pasiemi tą nauneiminį filiuką ir jį pasitaisai, tai yra vienaip, ar ne, jeigu tau reikėtų, nu, tikrai tą gyvulį užsiauginti ir jį paskui paskersti, nu, čia tikrai ne kiekvienam. Atsimenu tą vištą be galvos lakstančią, kur Taip. supūkšti ir... Tai arba, jeigu kada nors matai, kaip kiaulę skerdžia, nemačiau. aš visą vaikystę mačiau. Ir iš tikrųjų tai yra, na kaip pasakyti, mes sugebam visuomenėje daugelį dalykų paversti normą,
ar paskui iš tos normos pakeisti į nenormą ir ne į kažką, kas jau nebetitinka laikmečio, nebetitinka mūsų suvokimų. Tai vaikam viskas yra aišku. Vaikam gal yra daugiau... Aš pastebiu, tarkim, mano aplinkoje gal yra sunkiau paaiškinti vaikui, kodėl mes valgom gyvūnus ir kiaušinius ir tada tėvai turi darbą tikrai, kodėl tu šuniuko nevalgai, o valgai, pavyzdžiui, vištą ar ten, paukštį ir kažkokį kitą gyvūną. Tai mūsų vaikams... Papūgėlės nevalgai, o vištą valgai. Kodėl? Tiesiog. Nes kalba, papūgos kalba. Nežinau, jeigu žinotų kokie gyvūnai, kad tu jį suvalgysi, turbūt prabiltų. Visi kalbėtų. Visi kalbėtų turbūt. Tai va, tai vaikam, manau, tikrai yra viskas aišku. Jiems su empatija vaikam labai viskas. Taip, jam nereikia. Mes po to esam perauklėjami, žinai, ir tą kartais tą empatiškumą ir tą pajautimą ir tą atjautą, žinai, dažnai būna, kad norim, patogumas nugali kažkas. Gal sakyčiau taip, daug kas nori, gal pati sistema tokia yra, kad didesnė vertė suteikiama racionalumui ir paskaičiavimui. Dabar galbūt jau yra ta visuomenė truputį, aš kaip stebiu, vis tiek mes turime abu tos pradus, ne, tą racionalų ir irracionalų, bet dabar aš matau, kad jau pradedama vertinti labiau tas irracionalus pradas, jau leidžiama vyram jausti, leidžiama vyram verkti, nebėra to, žinai, koks tu vyras, jeigu verki, ar ne, leidžiama labiau kūrybiškai pažvelgti į dalykus, į kuriuos anksčiau nebuvo galima kūrybiškai pažvelgti, reikėjo labai paskaičiuotai, aiškiai ir racionaliai. Tai dabar gal sakyčiau, tas toks irracionalus pradas, truputį jau įgauna vertę visuomeniai, sociume, apskritai tarp mūsų, ar ne? Jau nežinau kaip tu, bet tarkim aš su savo ten vyrais bendramžiais susitikus, jau jaučiu, kad jau mes galim pradėti kalbėti apie jausmus, žinai, apie, Aš kalbu taip. Ne tik apie, žinai, kas laimėjo ten, už ką, Rytas, Žalgiris, kas ten, kaip, žinai, Ne, aš tai laužau standartus, aš verkiu ir Instagrame, aš esu, rodantis jausmus labai, aš ir tėvystės atostogose buvau su savo vaikais, tai pas mane... Fantastika. Pas mane Mes tave šlovinam. Kitaip. Mes tuo metu aš atsimenu, sakau, šitas tai super. Čia vėl, bet reikia drąsos. Gal trūko man, čia mano ir buvo, aš labai norėjau taip patirti, pajusti. Aišku, Dievas man apdovanojo ir aš labai skatinau vyrus eiti ir panašiai, bet su trečiu vaiku mano žmona pradėjo maitinti, ko nebuvo. Ir aš supratau, kad čia aš taip lengvai nebūčiau visko galėjęs daryti, žinai, nes tiesiog nepavyko maitinti ir gavosi, kad man atsirakino rankos, aš galiu likt būt. Bet trečias vaikas parodė, kad viskas galėjo būti kitaip. Matyt, man pats aukščiausias davė tą galimybę pajusti, išbūt. Ir tikrai labai smagu, kad apie jausmus kalba ir aš dabar su tokiu vyresniu naujų draugų susitikau, kažkaip pirty sėdim apie vaikų ir jis paverkė, žinai, ir sako, aš niekada gyvenime nesu verkęs, bet sako, čia kažką man atrakinai, su tavim, aš tokių žmonių nepažinojau niekada, žinai, kodėl mes čia apie jausmus kalbame, o man tai atrodo gera ir normalu toks, žinai, ir visi mes turim, ir tik tai čiukšt ir tada, ir sako, gal dar galėsim susitikti, gal dar galėsiu paverkti. Aš sako, neturiu tokių draugų, su kuriais, galėčiau, žmonių, vyrų, su kuriais galėčiau, kaip yra vyriškus dalykus, bet per jausmus. Jo, bet čia beprotiškai sveika. Čia beprotiškai sveika ir aš labai labai džiaugiuosi, kad tai vyksta, kad mes galim kalbėti apie dalykus, kurie skauda, kurie nepatogus, kurie netokie faini, žinai, nebeslepiam po kilimų. Ir gal mažiau tos agresijos būtų iš tikrųjų. Ar agresijos vartojimų ir viso ko. Aš iš vis džiaugiuosi, tarkim, man turbūt jau ateina tas laikas, kai, žinai, galiu pradėti lyginti, ten savo kartą ir dabar jau tą kartą, kuriem 20 plus, mums jau 40 plus. Tai man tai labai... Jie turi, aišku, savų iššūkių. Ten apie juos mes žinom, reiškia, bet iš kitos pusės aš labai džiaugiuosi, kad jiems nebereikia susidurti su tuo, kad tu gali, nežinau, patirti smurtą vidury dienos, žinai, kažkur mieste eidamas ne taip apsirengęs, ar ne tą pasakęs, ar panašiai. Tau nebereikia galbūt, aš tikiuosi, kad yra mažiau smurto mokyklose,
greičiausiai ir šeimose, nu aš tikiuosi, nors vat, bendrauju su vaiko teisų ten atstovė. Dar liūdnokas. Tai vis dar tas procentažas dar toks auga tie nelabai. procentai, bet čia va matai mūsų, mes tų burbulų daug nematose, atrodo, kur mūsų Jo, yra mes burbulai. esam savo tame, žinai, ir nematom Ir to, jie atrodo, kad gerėja, žinai, bet dėja. Bet yra kur labai prastai, nes vis dar pusė tėvų vis dar naudoja fizinės bausmes, tai aš labai kviečiu tos tėvus permastyti šitą nueiti momentą. Pirti, paverkti gerai. Gal geriau į pirtį nueiti paverkti, nežinau. Išsiliet kažkur, nueiti boksą. Bet nedarykit šito, nes, nieko nėra blogiau nei šito. Čia kaip tik net vienas buvo žmogus ant šitų sofučių ir jisai sakė, kad dar jis man bandė čia paaiškinti, kad baimė vaiko tai yra pagarba jam. Ir aš galvoju, ir šitaip bandė visą tai rodyti ir paaiškinti, kad, taigi taip turi būti, nes kaip kitaip gerbs vaikas, jeigu jis truputį tavęs atseit nebijo, žinai. O palauk, bet manau, čia užsisuktumėm, žinai, gal į pirtį kada, žinai. Nes man iškart kyla, žinai, o tai kodėl tas vaikas privalo čia tave kažkaip tai... Gerbta, ne? Čia ir yra tas momentas, kad dažnai tėvai įsivaizduoja, kad vaikas privalo gerbti. Jie nesuvokia, kad pagarba yra įgyjama. Tu jos negausi. Taip gal jis ją tau parodys, bet tai nereiškia, kad jis tave iš tikrųjų gerbs. Jis tau parodys baimę, jis tau parodys kažkokį ženklą, kurį tu priimsi kaip pagarbą. Bet viduj jis bijos ir tavęs už tai niekada gyvenime daugiau. Taip, baimė visada prašosi kaukės, žinai. Nebus tikrumo. Jeigu baimė, tai visada bus kaukė. Užsidės vaikas tą kaukę, jis prie tavęs gal pabus, bet ateis jam 30 metų, jis pradės eiti pas psichoterapeutą. Viskas pradės aiškėti ir tada jis pasakys, žinai, tėvai, bet tu ten sufeilinai. Ir jeigu tą minutę tu nepasakysi, jo, aš sufeilinau, nes aš žmogus, aš darau klaidas, žinai. Čia yra baisiausia, kad čia yra tos, ir tada gali tos grandinės, jos tęsiasi, žinai, verčiasi iš kartos į kartą ir iš tikrųjų yra labai svarbu, mes dabar, mūsų karta, mes turim šansą iš to išlipti. Tarkim, aišku, aš negaliu taip kalbėti, nes aš nepatyriau jokio smurto. Man, kai sakydavo beržinė košė arba diržas, man nieko nesakydavo vaikystėje tie žodžiai, nuo kurių kiti vaikai drebėdavo. Tai ir iš tikrųjų aš nesu jokia patyrusi smurto. Aš labai gerai atsimenu televizijos žaidime, žinai, ten dar Arūnas Valinskas buvo tas žaidimas, taip ir ne. Ir buvo finalinis klausimas. Finalinis klausimas skambėjo taip, patiekalas. Žinai, koks buvo atsakymas? Beržinė košė. Tai aišku, niekas neatspėjo? Atspėjo Gytis Paškevičius. O kaip jūs patys, jau pavyzdžiui, jau vaikai jūsų tokie paaugę, jau matot savo klaidelių biškį paliktų? Žinai, kur, tai galėjom... Ne, aš gal tokio... Aš klaidų gal tokių, kad matyčiau, nematau kažko, dar, nežinau, bent jau neatsvėrė. Gal yra ta tokia, kaip mes kalbėjom apie tą buvimą su vaiku, žinai, kad kartais galvoju, gal reikėjo man pabūti ilgiau su Frida, o ar nebuvo blogai, kad aš ją palikdavau, kad ir tom 2 valandom, ar ne, kur kitas sakytų, eiktų, ką tu čia suki galvą dėl tokių nesąmonių. Nes man vis atrodydavo, kad aš vis dar galiu, dar geriau. Nes man motinystė tai atrodo, kad tu čia gali dėti pastangas iki negalėjimo. Nėra tos tobulybės, jos siekti neverta, nes tu visada gali padaryti geriau. Tu visada gali vaikui skirti daugiau laiko, tu visada gali skirti jo kokybiškesnio. Tu visada gali užsigraužti, bet visada gali ir pagalvoti, kad tu kitą kartą to nepadarytum. Tarkim, ar ne, ten kažkada vaikui labai reikėjo kažką, tu gal kažką nusprendė, kad tuo metu yra svarbiau susitvarkyti virtuvę, nes patogiai reikės ten kažką daryti, ar ten svečiai ateis, ar kažkas. Bet nežinau, atrodo lyg ir pavyksta mums su vaikais tą artimą santykį palaikyti ir aš stengiuosi tikrai būti visada, kada jiem reikia ir visada mokau juos man pasakyti, kada jiems trūksta. Ir aš galbūt nesuprantu, kad tuo metu reikėjo labai ir tai buvo labai svarbu, kad ateitų pasakytų, kad man reikia, kad tu dabar esi užsiėmus kitais dalykais, o dabar gal galėtų būti laikas man.
Tai būna gal kartais iš šono kitiems žmonėms atrodo, kad gal čia vaikai per daug visko reikalauja, kad gal aš čia per daug lėkiu, per daug viską numetu, per daug visko atsisakau. Bet man atrodo, kad dabar yra tas laikas, kai aš dar galiu jiems duoti, nes labai greit ateis tas laikas, kai jiems manęs tiesiog nebereikės. Kai tą vietą užims draugai, užims meilės, užims nauji... Žinai, su tom toliai. klaidom. Klaidų tikrai padarysim ir padarėm greičiausiai ir, jos neišvengiamus. Nes, mes žmonės, mes ne kažkokie superherojai, nors kartais gal yra tas narcisistinis noras, o ne tokiais būti. Ir vaikai kartais mūsų tokius paverčia. Ir vaikai padaro superherojus. Jo, ant piedestalo uždeda, nes matai, tai yra irgi gal iš gyvenimo kažkoks mechanizmas, žinai, vaikui mažam, jam reikia kažko, tas tėtis, mama, tolygų dievai. Ne? Bet vis tiek po to gal sveikiausia būtų vis tiek, jeigu auginė asmenybė, tai vis tiek tas atsitapatinimas, jis turi vykti. Natūraliai, jis turi vykti tas emocinis asisaistimas po truputį, nes, auginam asmenybės, ne kažkokias savo pačių ataugas, žinai, ar savo pačių kažkokius, neišspręstos svajonių, žinai, lūkesčių išsipildymo jo objektą. Tai va čia, man atrodo, nesveikumas. Tai tas klaidas, jeigu ir padarysim, tai padarysim, jie mums tikrai pasakys ir suteikim jiem progą tą padaryti. Ir dabar pasako. Jo, ir dabar pasako. Aš tai paklausiu net, dabar, kas patinka, kas nepatinka, žinai, daugmaž. Man atrodo, va čia sveikumas yra. Tiesiog, sakyk, gerai. Tu ten netai pasakei, žinai. Tu žinai, per ilgai skrolinai, pagrindinės tas, žinai, gali būti koks, ir tai yra man, ačiū, tu pabai mano veidrodžių. Jo, aš iš tikro per ilgai paskrolinau, reikia man padėti tą telefoną, žinai, ir gerai, dabar šiandien tada darom taip, šiandien bus piknikas. Aš važiuoju, nupirksiu malkų, mes užsikursim pikniką, sėdėsim prie laužo ir telefono nebus iš vis. Skiri tada pilnai ir čia gali, žinai, sureaguoti, tu man neaiškink, žinai, arba gali sureaguoti, ačiū tau. Taip. Arba irgi būna toks susitarimas. Irgi man kartais būna kažkokių renginių, tarkim, šią savaitę renginį vedžiau, į premjerą ėjau, nes vis tiek draugė pakvietė, asmeniškai negaliu atsisakyti, vaikai, mama, tu vėl išeini, kodėl tu visur eini, kodėl tau reikia tos renginius vesti, kodėl tu juos vedi. Ir aš tada sakau, žinai, dėl to, kad man patinka. Gal kalbame su mūsų Frida 10-metę. Man patinka toks darbas, aš galėčiau atsisakyti to dėl tavęs, bet ar tu atsisakysi dėl manęs? Pavyzdžiui, gerai, sakau, tada šią savaitę tu neik pas savo geriausią draugę Liuciją. Tada toks kyla klausimas. Nesakau, jeigu tu nori, kad aš kažko savo svarbaus atsisakyčiau, kad būčiau kiekvieną vakarą kartu, ar ne? Tai sakau, tada ir tu turi būti kiekvieną vakarą kartu, nes aš irgi, jeigu atsisakysiu, aš tikėsiuos, kad tu irgi neišeisi, kad mes praleisim vakarą kartu. Kaip tada? Tada gerai, tai tada gal susitarkim, kad jeigu aš, tarkime, vedžiau 2 ar 3 vakarus renginius, ar buvau išėjusi kažkur, gerai, tai tada tos kitus 2 vakarus, nes savaitgalis nesiskaito. Savaitgalis, tai čia vis tiek šeimos yra laikas, jau čia nesiskaito. Ne gerai. Visada. Su tėčiu yra išimtis, nes ištisai koncertuoja. Tai tuos 2 vakarus mes jau susiplanuokim, ką mes darysim, kad tai būtų kokybiškas laikas. Susitarėm, nes aš manau, kad jau kai vaikai yra tokio amžiaus, tarkim, kaip mūsų, pirmokas ir ketvirtokė, jau tu ne tiu, ne lelele, bet tu jau gali susitarti. Nes aš kažkaip taip nuo pat pradžių, aš nežinau, net mano, kai vaikai buvo leliukai, aš sakydavau, prašau, atsiprašau, aš visada su jais kaip su asmenybėm elgiausi ir elgiuosi ir aš suprantu, kad tai yra asmenybės, tai nėra nei mano nuosavybė, nei mano kažkokie, ką aš galėčiau čia įgyvendinti per juos, nei kažkokie dievai, kurie bus geresni už mane. Ne, tai yra atskiros asmenybės. Tiesiog, kad jos atėjo per mane ir aš gavau dovaną būtent su jomis augti. Ir aš jas noriu, ne tai, kad aš noriu jas auginti, bet aš noriu padėti joms augti ir būti to žmogum, į kurį jie atsirems ir kad aš būsiu, kada manęs reikės. Tai tie susitarimai, manau, jau yra pats laikas, kai mes susitariam. Ką tu darai, ką aš darau ir ką mes kartu galim padaryti, kad mums kartu būtų geriau. Kad niekas nebūtų nuskriaustas, niekam nereikėtų liūdėti ir niekas nejaustų jokių nuoskaudų paskui.
Kuris gerasis, blogasis policininkas yra? Vis tiek- Čia kaip kokiais atvejais. O ne? Jeigu ekranai, tai turbūt aš esu, nes Blogoji? tėti, žinai, kaip ir ne autoritetas, nes skrolina Aha. namie. Tai visada dažnai, o tai tėtis, sakau, žinai, kaip man dabar čia su to tėčiu, žinai, kaip man Arba su juo čia dabar dirbti. podcastas įjungtas, ausinės įkištos, vaikas prieina, žinai, kažką virtuviai gaminu ir to pačiu klausau, žinai, ding, ding, ding. Taip. Arba, sakau, bet tai vaikai, taigi aš išeinu, bet taigi tėtis yra namie, tai jis visada su ausinėm. Matai, darau klaidų. Darai. Tai su to geru policininku, žinai, kaip kokia situacija. Mes iš tikrųjų nesam pasiskirstę, kad, žinai, čia aš geras, tu blogas, tiesiog yra situacijos, kai mes esam susitarę, kad tiesiog, kai mes neauklėjam, auginam vaikus ir kažką jiem transliuojam, kad nebūtų skirtingos informacijos. Va, kaip tik norėjau paklausti. Kad susitariam, kad jo, kad... Kažkuris sukandęs dantis tuo metu laikos, nors galvoja, žinai, visiškai... Ne, čia man atrodo yra apie mūsų santykį jau, žinai. Taip, kad man mes atrodo, vaikam susitariam. geriausia dovana yra tiesiog tėvų tarpusavio labai Darna. geras ryšys, darna Taip. balansas. Tada jie turi į ką, remtis. Nes kitu atveju, jeigu tarp mūsų nėra ryšio gero, Nėra blogiau, kaip tai tada du tragedija. poliai tokie Tada, skirtingi. aš manau, kad geriausia dovana, ką galim padovanoti savo vaikam, tai yra mūsų tarpusavio santykis. Tai yra tėvų tas santykis, yra esmė, man atrodo, nes kitu atveju, Tai va, tie vakariniai pasikalbėjimai. Va, ir norėjau sakyti, tai jūs galite, čia ir yra, ne? Čia ir yra, kaip puoselėti. Tai yra momentas, kad nors Živilė labai nemėgsta pirties, bet kaip tu pasakoji apie tą pirtį, aš galiu lygiai taip pat su ją pasėdėti. Tarsi, mes, man atrodo, esam ne tik vyras ir žmona, mes esam geri draugai. Taip. Bet, nepamirštam ir to, kad mes ne tik tai, žinai, meilužiai. Ar vyras, žmona, Mama, pareigos tėtis. vaikam, mama, tėtis, žinai. Mes esam turbūt Bet dar ir draugai. Žmonės, Tai greičiausiai mes esam artimiausi žmonės viens kitam. Va šitas momentas, kad mes galim kalbėti apie bet ką ir Ir kas yra dar kitas svarbus momentas, kalbant apie tą vaikų, kaip mamos ir tėčio, kai išsiskiria ar ne tos nuomonės, kad, man atrodo, ko tikrai negalima daryti, tai bandyti pažeminti savo antros pusės kažką, eik tu, ką, tas ten. Tai va čia yra blogiausia. Tu turi kažkaip sakyti, taip, kaip aš vaikam ir sakau, taip, tėčiui gal kitaip atrodo, gal tėčiui kita patirtis, bet mes galim kalbėti, mes galim jo klausti. Rasti kažkokį konsensusą galutinį. Kodėl jam kitaip atrodo, arba kodėl vaikam atrodo, kad ten, tarkim, elgesys kažkoks netoks, arba kodėl tu taip darai, o tėtis taip daro. Tai mes ir kalbam, diskutuojam, kad ar skirtingos patirtis, ar galbūt skirtinga nuomonė, skirtinga pozicija ir mes galim susėsti ir susitarti ir visi. Ir tada mes išsiaiškinsim, kodėl tėčiui kitaip atrodo. Šiandien ryte vežiau vaikus, tai vėl buvo ta pati, tema. Jo. Žinok, mama, tai tikrai čia viršyje greitai. O koks čia greitis? Sakau, čia gyvenvietė, matai, čia iš vis turėtum 25 km per valandą. Oi, mes, žinok, čia skrendam su mama. Nes išvažiuoja po 7, ne 20, o 30 pusė. Tai va čia, žinai. Visada šitą būna, bet tu daug lėčiau važiuoji. Mama, žinok, čia lekia. Ne, tikrai aš nenoriu pasakyti, kad mama tobula, žinai, ir nieko nedaro kažko, kol galbūt galėtų nedaryti. Iškart taip galvoju, kažin, ateis e-mailas ar ne? Tai jis mama susimokės. Nuo trikojo. Žiūrėkit, taip tą valandą virš jau net progo. Jau valandą? Tai susimontuosim gal į... Nesimontuosim, labai čia viskas gausi organiškai. Tai visą laiką visų pradžiai paklausiu, bet dabar aš noriu jūsų pabaigoje paklausti. Tai kas jums yra ta tėvystė? Jeigu tokį apibendrinimą ar kažkokį, nežinau, reiktų parašyti. Man motinystė tai yra dovana visų pirma. Ir labai gera mokykla. Vaikai yra labai geri mokytojai, ta prasme, kad tu gali pamatyti save visokį, pamatyti ir pripažinti, kas svarbiausia, kad tu galbūt nesi toks tobulas, kaip galvojai, kad gal nesi toks jau super kantrus, kaip galvojai, kad
kad yra kur tobulėti ir iš tikrųjų tai yra puikiai sritis ir puikiai mokykla atrasti ir savybių kažkokių, kurių galbūt galvoji, kad neturi arba gali jas dar puoselėti ir puoselėti. Nu, man atrodo, kad tai yra toks dieviškas turbūt procesas, netgi sakyčiau, nes kuriame dalyvaujam visi, kartu augam, jie kaip vaikai, mes kaip tėvai, kaip asmenybės. Ir jis toks nesibaigiantis, žinai, nu toks visada yra ką mokytis ir visada bus ir niekada turbūt neateis ta diena, kad Niekada nepasakysi, kad jau nebesi kad tu, tėvas. kad tu, mama, nu, ne? tiesiog tai yra procesas visam gyvenimui. Ir Tik etapai skirtingi. jo, etapai skirtingi, bet procesas visam gyvenimui ir, nu, tai yra labai gražus procesas. Tai yra, nu, su savais tokiais dideliais labai iššūkiais, bet kai juos praeini, žinai, galvoju, wow, tas procesas kažką ir iš manęs padarė, žinai, ir su manim kažkas nutiko, ir su žmona kažkas nutiko, ir tarp mūsų kažkas nutiko, ir su vaikais kažkas nutiko. Ir, žinai, ir stebi, vat, kaip čia tas auga, žinai, tas visas reikalas. Ir, nu, tai yra, man atrodo, apie meilę. Turbūt meilė, jinai, nu, Tik apie tai. jinai tokia, vat, reikia pasiaukojimo, reikia Atsidavimo. reikia vėl ateiti ir kažkokį, vat, tai, ką tu galbūt norėtum dabar labai. Bet tu ateini tą daiktą, ar tai būtų karjera, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų sveikata netgi, ar tai būtų kažkiek kiti santykiai, kažkokie kiti reikalai, kažkokie vakarėliai, nereikšmingi ar ne, o gal reikšmingi, nu kaip kam. Tu atėjai, va taip, paėmė ir padėjai vėl ant to aukojimo laužo, žinai. Tai, nu, va, tokia ta meilė. Bet kokia ugnis. Ačiū, kad atėjot, pasidalino tą meilę, pripildė čia man visko labai labai gerą ir nespėjom daug, tai manau, kad palauksim, kol turėsit paauglių, ateisit pakalbėti vėl. Bus naujų temų ir kaip sakei, va, iššūkiai, tai man kiekvienas tas iššūkis atrodo didelis tuo metu, bet kai žiūri atgal, atrodė toks mažiukas, žinai, Taip, augantiems jie vis didėja. Mes paaugom. Ir mes augam. Tai ačiū labai. Ačiū tau. Fainai. Apsaugokite mažylio odą su švelniomis Veleda priemonėmis kūdikiams.